Labai reikia gyvenimą žiūrėti pozityviai. Reikia tokių juokelių, reikia tos heiterius kartais už ūsų patampyti, ne? Trigerių jam primesti gyvenimą. Nežinot, mes visi egzistuojam dabar tokioj įtampoje, o dabar pasiklausykit, ką aš jums pasakysiu ir pagalvokit apie tai. Mes realiai esam pirma karta, kuri išbando ant savęs visą tą tempą gyvenimo, kuris dabar vyksta. Nes įsivaizduokit, paimkim mūsų senelius, ne tėvus, o senelius, jo. Kodėl nebuvo jų laikais jokių ten pažmonių panikų atakų, problemų ten visokių su galva, su psichologais ir taip toliau. Nes realiai jie žinojo ką? Kad pas jų kišeniai gulė ten porą litų, už kurios jie nusipirks bulką, kad 5 autobusas veža namo ir laikraštį parašyta tas, kas parašyta. O mūsų laikais tiek daug informacijos, tiek daug grožio viso, tiek daug noro, kad normalu, kad žmogaus psichika net nesusitvarko su tuo. Ir jeigu nedaryti tokius relakso momentus, savy, kiekvienas skirtingai tai daro. Kas per juokelius, kas per sportą, kas dar kažkaip atsipalaiduoja, jo, mes tiesiog išprotėsim. Tai draugai, šypsokitės daugiau, juokitės ir viskas bus gerai. O kas sutinka su manim, pasiekit mano kanalą. Ačiū.